Tai gal aš be mikrofono, gerai? Taip, tamsta. Gal pliusą dedam. Tai ką, iš tikrųjų visus sveikinam susirinkus į Patrioto žaidimą. Tradiciškai visiems noriu palinkėti žaisti saugiai, sąžiningai, garbingai, nesukčiaut, padėti tie, kas pirmą kartą atvažiavę ar mažai žaidė. Ir nežinau, ką daugiau pasakyti prie to pirmųjų žodžių, tačiau noriu visiems priminti tokį dalyką, kad šratasikis yra ekstremali sporto šaka. Tai reiškia, kad jūs jo metu galite susižeisti, patirti kažkokių traumų, dar kažko, įsisukti koją, gali daug ko gali atsitikti. Tie, kas to dėjoja dėl šitų visų tokių nelaimių, jūs galite nežaisti. Mes jums gražinsim dalyvio mokestį, nes turit suvokti taip, kad galite užkliūti, parkristi ten taip toliau ir taip toliau. Nežiūrint viso to, per 16 metų tų didelių bėdų mes išvengėm, tikėsimės išvengsim ir ateityje. Tai kviečiam žaisti saugiai, pavojingos vietos pažymėtos, pamatėt, sustojot, žiūrit, kur yra grėsmė. Čia susirinkom praleisti puikiai laiką, neįrodyti kažkokių tiesų, kas kietesnis, kas minkštesnis. Tai tokie pirmieji žodžiai. Dabar, ką dar noriu pasakyti, pas mus tradiciškai galioja mediko taisyklė, tai reiškia tikras turniketas, tikras žydiškas bintas, imituojam jo užveržimą, tada žmogus įgauna teisę toliau žaisti. Jeigu per tą laiką, kol medikas prieina per pusantros minutės, tai reiškia, jei antrą kartą pataikė, reiškia nušautas. Sužeistas žaidėjas jokių liemenių nesideda, tik tai nušautas žaidėjas dedasi, sužeistas žaidėjas negali šaudyti, ta prasme turi jam suteikti pirmąją pagalbą. Ar visi, jei kažkokių klausimų kyla, mertvekose bus instruktažai. Tie, kas pirmą kartą žaidžia, kažkam kažkokių klausimų yra, tai prieinat prie manęs ar prie mano brolio, ar vienam ar kitam mertvekė, mes viską papildomai išaiškinam. Alkoholį galima vartoti iki 0,3 promilės, tai reiškia, pas mus yra alkotesteris, mes jį testuojam kas 2 metai, praeina kontrolę, jeigu pučia daugiau kaip 0,3, reiškia, ateinat pas mano brolį, skutat bulvės, ten vienu žodžiu darbų yra va tiek, bet girti nežaidžia. Aš pasakysiu, skutat bulvės, tai čia švelniai pasakyta. Duhausit iki paskutinės gyslos gyvos. Jo, klausit po visko puodus. Va, jau kažkur buvai papolę. Žinai. Tai gerai, aš tas liūdną mintį, kadangi bratkės nutraukė, tai perinam prie malonių dalykų. Taip, apdovanojami bus. Taip, Mindaugas Stankus. Čia pirmieji kurkiniai apdovanojami aktyvūs Patrioto ženklais, tai reiškia, mūšiuose 12 kartų sudalyvavę. Ačiū jums visiems labai. Rytis Kūgis. Aš paklausiu, jūs kelintą ratą sukat? 8. Sako, antrą ratą suka. Gerai. Karolis Girdauskas. Večeslav Striško. Ir mes čia turim vieną tokį bevardį. Čia kaip toj dainoj bevardžiai kalba skardžiai. Kas nesugeba susipildyti kortelės? Gerai. Tai aš paėmsiu. Niekas neprisipažįsta. Atėmė kortelę iš tave. Jo, tai prisipažink. Tušinuką. Tušinuką tikrinamą rašyt moka. Nemokai, šiama. Mokyklos nebaigęs. Slapyvardis Adomas, gal ir vardas. Kiek klasių baigęs?
Pusantros klasės iš pirmos klasės jį išmetė. Jo, davai. Tikrinam, ar moka rašyti. Einam čia. 3 klasės ir 4 koridoriai. Oi, dūmai papuoliai, oi, papuoliai. Tai mes norim Adomui Pakrosnui įteikti auksinį patrioto ženklą. Taip, startuojam su patrioto bronzinės kryžiais. Justas Kugis. Aivaras Žakaitis. Nu, bet ne veltui jį tik iš antros klasės išmetė. Gera mokytoja. Edvinas Kučas. Čia jau kylam į aukštesnį lygį, auksinis patrioto ženklas. Kryžius.